Sveiki, mano vardas Balys ir čia ateitininkai pristato. Todėl, kad būnant ateitininku galiu tobuliau sekti Kristų. Būnant ateitininku galiu tobuliau sekti Kristų. Baly, kaip čia taip sugalvoji? Tuoj paaiškinsiu. Manau, kad yra 3 dalykai, iš ko susideda tas, kad būnant ateitininku galiu tobuliau sekti Kristų. Tai yra bendruomenė, tai yra principai ir 3 dalykas – meilės estafetė. Bet apie kiekvieną iš eilės. Pirmas dalykas – bendruomenė. Sekti Kristų vienam yra žymiai sunkiau, ypač kai pasaulis vis labiau nebėra tam palankus, todėl čia yra kaip komandinis sportas, lengviau yra su komanda ir tam reikia bičiulių bendraminčių, su kuriais būtų galima Kristų sekti kartu. Visai linksma, kad būtent mano istorija ateitininkuose ir prasidėjo per komandinį sportą. Man labai patinka krepšinis. Draugai, su kuriais žaisdavau aikštelį krepšinį, man papasakojo apie stovyklą, į kurią aš nuvykau vasarą ir tenai tiesiogiai susidūriau su Kristumi. Ką reiškia tiesiogiai? Per tiesiog žmonių nuoširdų susidomėjimą manimi, per pokalbius, per žaidimus, per vadovus, kurie mane mylėjo, per mišias. Ir ta patirtis buvo tokia stipri, kad grįžęs namo netgi nusprendžiau, kad priimsiu komunijos ir sutvirtinimo sakramentus ir buvau 8 klasėje tuo metu. Ir taip apskritai žiūrint, ateitininkuose suradau tikrų draugų, tų bendraminčių, su kuriais galima veikti visiškai bet ką, nuo žiūrėjimo Žalgirio rungtynių kartu iki ėjimo, kad ir kartu į mišias, ar tranzavimo skersai Lietuvos, ar, nežinau, kelionės autobusiku kažkur į Šiaurės Italiją. Bet manau svarbiausias dalykas, kad su bendraminčiai, su bendruomenė yra lengviau siekti dangaus, nes visi keliaujam ten pat, žygiuojam ten pat, o pakeliui dar galime ir dalintis tikėjimu ir sustiprinti vieni kitus. Gal žinote tą pavyzdį apie alpinistus ir Everestą, kad užkopti Everestą į Everesto viršūnę vienam tai yra labai sudėtinga ir labai pavojinga, nes bet koks paslydimas, puft ir viso gero, nukrenti į prarają ir miršti. Bet jeigu lipi su komanda, visi kartu ir esat tarpusavyje susirišę virvėmis, tai jeigu net ir kažkuris vienas paslysta ir pakrenta žemyn, ta virvė sustabdo ir kiti gali kilstelti atgal ir vėl kopti kartu. Ir antras dalykas, dėl kurio esu ateitininku, tai yra principai. Kokie tie principai? Tai katalikų bažnyčia mums pasako, ko reikia, kad siekti šventumą, ko reikia, kad siekti šventumo, bet tas labai priklauso nuo aplinkybių, kuriuose tu gyveni. Bažnyčios mokymas yra universalus, tai jisai lygiai taip pat pritaikytas ir argentiniečiui Pietų Amerikoje ir kokiam tai eskimui Laplandijoje. Gali trūkti konkretumo, kaip šventumo siekti būtent čia, kur esu dabar, šiandien Lietuvoje, kaip elgtis namie, mokykloje, universitete ar visuomeniai. Ir būtent tam ateitininkai turi 5 principus, kurie padeda orientuotis kasdienybėje ir supaprastina ėjimą tuo tikėjimo keliu. Tuos principus labai lengva atsiminti pagal sutrumpinimą TVIKŠ, pagal šitą šokoladuką, nereklama. Ir tie principai yra 5. Tai TVIKŠ, T, pirmas yra tautiškumas. Tai, kad aš gimiau Lietuvoje lietuviu, tai nėra atsitiktinumas, reiškia Dievas to norėjo. Šitas principas skatina būti geru lietuviu. Tai reiškia kalbėti lietuviškai, domėtis Lietuvos istorija, rūpintis aplinką, aplinkiniais, puoselėti tradicijas. Kaip pavyzdys, mano mėgstamiausia daina yra 3 milijonai. Antras principas – visuomeniškumas. Kadangi esu katalikas, savime reiškia esu ir bažnyčios atstovas visuomeniai, mano darbai atspindi bažnyčią.
jeigu grybauju, elgiuosi priešingai nei mokė Kristus, tai esu apsimetėlis ir žmonės taip ir mato bažnyčią suterštą tą vaizdą. O jeigu pavyksta padaryti gerų darbų, padėti žmonėms, tai formuoja teigiamą įspūdį apie bažnyčią. Kaip pavyzdys, praeitais metais su ateitininkais vykdėme akciją pagalbos Ukrainai, kepėm sausainius, rinkom aukas. Trečias principas – inteligentiškumas. Tai tikrai nereiškia, kad turiu būti moksliukas, veikiau tai apie buvimą smalsiu, drąsą kelti klausimus, ieškoti atsakymų ir apie stengimąsi būti geriausiu tame, ką darai. Ar tai būtų darbas, ar tai būtų, nežinau, kažkoks tai pomėgis. Ir tai yra todėl, nes darbas yra auka Dievui. Tai jeigu aš jį darau bile kaip, nesistengiu, tai kokia prasmė tai aukoti? Kokia prasmė aukoti bile ką? Pavyzdžiui, aš studijuoju programavimą. Tai reiškia, kad stengiuosi būti greičiausias rašytojas klaviatūra. Tvik. Ketvirtas principas – katalikiškumas. Manau, tai svarbiausias principas, nes kiti be jo nelabai turi prasmės ir katalikiškumas skatina gyventi pagal krikščionišką pašaukimą, dažnai priimti sakramentus, eiti į mišias, priimti komuniją, eiti iš pažinties, dieną, stengtis pradėti su malda ir užbaigti. Ir kam visas tas, nes būtent per sakramentus ir per maldą tu patiri Jėzaus meilę ir ją pasikrovęs, ėmi spinduliuoti kitiems. Dėl to katalikiškumas ir yra svarbiausias principas, nes visa kita neturi prasmės, jei tai kyla ne iš Kristaus meilės. Ar tai būtų visuomeniškas veikimas, ar tai kažkoks tautiškas veikimas, ar tai mokslas, ar tai būtų darbas. Ir penktas principas – šeiminiškumas. Tai yra apie buvimą geru šeimos nariu. Tai apie pagarbą tėčiui, mamai, apie pagalbą broliui, sesiai, apie pasisveikinimą su kaimynu. Aš turiu mažesnę sesę, tai stengiuosi bent kartą per savaitę su ja nueiti pažaisti futbolą, nes jai jis labai patinka, tai einam paspardyti stadioną. Noriu akcentuoti, kad tai, kaip suprantu šitos 5 ateitininkų principus, tai nereiškia, kad visada pavyksta būtent jais gyventi ir jų laikytis. Tikrai būna daug ir sufeilinimų. Pavyzdžiui, vis save peikiu, kad per mažai laiko būnu su sese, kad galėčiau tam skirti daugiau, bet yra žmogiški dalykai, kad tiesiog užnisa jos kartais zyzimas ir verkimas, arba norėčiau turėti įprotį kasdien atsiversti Bibliją ir paskaityti, bet nesigauna, kažkaip nepakanka tos valios, tai visada reikia savo priminti, kad buvimas ateitininku tai yra procesas ir nereikia norėti, kad viskas iš karto tobulai pavyktų. Tai ir trečias dalykas, trečias buvimo ateitininkų komponentas yra meilės estafetė. Linkėjimai Linai. Pradžioje pasakojau, kaip patirti meilės darbai vasaros stovykloj pakeitė mano gyvenimą. Apskritai dalyvavimas ateitininkų renginiuose suformavo mane kaip asmenybę. Todėl dabar, kiek pajėgiu, stengiuosi duoti atgal to, ką gavau, žaidžiant ir būnant su vaikais žygiuose, stovyklose, akademijose. Stengiuosi jiems vėlgi perduoti tą meilės estafetę, kurią pats gavau. Ir iš tiesų tai yra netgi paprasčiau, negu gali atrodyti. Dažnai netgi tiesiog pokalbis, išklausimas ar, nežinau, partija šachmatais jau gali būti labai galingas meilės darbas. Taigi suma sumarum. Esu ateitininkas, nes būdamas ateitininku galiu tobuliau sekti Kristų. Būdamas ateitininku galiu tobuliau sekti Kristų. Tai susideda iš 3 dalykų. Tai yra bendruomenė. Ateitininkose suradau tikrų draugų, su kuriais kartu galiu eiti tuo tikėjimo keliu ir
padėti bei pagelbėti vieni kitiems. Antras dalykas - principai, 5 ateitininkų principai, kuriuos galima atsiminti pagal TVIKŠ, kurie padeda orientuotis kasdienybei. Ir trečias dalykas - meilės estafetė. Ateitininkijoje galiu perduoti tas meilės dovanas, kurias pats čia gavau ir netgi jų gauti dar, nors ir nesitikiu. Iš tiesų, buvimas ateitininku gyvenimą padaro aiškesnį ir paprastesnį. Visada turi priežastį išlipti iš lovos ryte ir būti laimingu. Labai lauksiu ateitininkų renginyje jūsų, galimybės susipažinti. O jeigu jau esat ateitininkas arba ateitininkė, tai siūlau pagalvoti, kodėl, paimti popieriaus lapą ir užrašyti, nes kai mintis sudedi į sakinius, jos išsikristalizuoja ir pasidaro aiškesnės. Aš pats tą ir padariau, ruošdamas šitam video. Ir tuomet, kai jau atsakysit, kodėl, pagalvokit, tai ką tai reiškia būtent jums. Iki.